Mokė. Vyro ir moters šeima, tai yra visatos pagrindas ir Lietuvos pagrindas. Kurkim Lietuvą, atkurkim katalikišką valstybę, kuri uždraus tokius paradus, kaip buvo prieš Vytauto laikais, kai buvo 400 metų mes turėjom šlovingą valstybę. Tik nauja forma, bet turim atkurti katalikišką valstybę, kitaip mes neverti save protėvių, absoliučiai. Vytauto didžiojo, Jono Karolio Chodkevičiaus, visų Švento Kazimiero, kurio kapą čia išniekino šitie jaunuoliai. Mes privalom atkurti katalikišką valstybę. Su katalikišku švietimu, kariuomenė katalikiška, visais vadovais, visų lygių vadovais, katalikiškais įstatymais. Ir tada tokių paradų ne tik, kad nebus, jie bus draudžiami ir už juos bus baudžiama. Tokių paradų paprasčiausiai nereiks niekam, nes bus išauklėti normalius jaunuoliai, ne liberastinėse mokyklose, kurios dabar liberalų okupuotos, o katalikiškose mokyklose, kur mergaitė gretutė norės mylėti jaunuką ir atvirkščiai, o ne tokie patys, tokie pačius. Už tai, kad jų vyriškumas katalikiškoje mokykloje pasidaro tikrai vyriškas, moteriškumas tikrai moteriškas,